Už ką? Sėdėm? Už sukčiavimą. O, čia mačiau, kad iš kalėjimo sukčiavot. Pas mumis būry buvo apie 40 žmonių plus minus. Iš tų 40 žmonių visi kažką veikia. Visi, kas sukčiavo, kas ten tas kojas vadinamas siuntė, kas dar, kas su narkotikais, visi kažką veikia. Nebuvo tokio, kad sėdžiu ir nieko nedarau, tiesiog bausmę atlikinėjau. Tai jeigu per dieną nebūdavo 200 000 eurų, paėmus bendrai visus, tai būdavo labai prasta diena. Tai tu juokauji. Tai būdavo labai prasta diena. Realiai, vis tiek esi paskaičiavęs, kiek tu galėjai tų pinigų gauti? Bijau sumeluot, bet milijoną tai tikrai turėčiau. Tai tu sakai milijonas, tai vien tau, vienam milijonas? Kad su to nesusidūrė, atrodo, blemba sėdi meluoji, negali tai būti. Bet tokia realybė. Tas kalėjimas tai toks turbūt vieta, kur pasisėmėm daugiau patirties. Tai ilgiesi tų laikų, matau, tokių iš pasakojimo, tai toks tonas, ne? Nesiilgiu laikų. Žmonėm daug žalos pridariau per šitą laiką. Niekada negalvodavau anksčiau, kad kažką blogai dariau. Galvodavau blogai, kad pagavo. Dabar kažkaip iš kitos pusės jau žiūriu, galvoju, kad aš blogai dariau, pasirodo. Manau, kokie 75% įkalinimo įstaigoje esančių asmenų tikrai vartoja. Labai didelį nežmonišką kiekį vartojančių. Iki šiol tu nori pasakyti. Tai taip, dabar tiesiog nebėra sunkiųjų narkotikų. Nebėra to heroino, heroinas dingo, fentanilis dingo iš rinkos. Nu, kažkiek vis tiek yra. Niekada nebus taip, kad visiškai dingo. Bet kai atsirado metadono programa, sunkiųjų narkotikų paklausa smarkiai sumažėjo. Metadonas buvo kaip valiuta. Jį galima į kažką pasikeisti, dar kažką padaryti. Ir aš jį užsimaniau užsirašyti valiutą, o ne kaip vartojimui. Nes aš nevartojau jokio opiatų, nei heroino, aš nieko nevartojau, aš nežinau, kas paprastai tave užrašė. Tai va tame ir esmė, atvažiavau ir pasakiau, aš vartoju 15 metų ir man reikia. Jo, iškart pastatė į programą, va prašau, eik gerk. Nu ir kur tu įdėjai, už kiek pardavinėjai? Nepardavinėjau. Ką daryti? Pradžiai bandydavau parsinešti, bet tuo metu labai didelis saugumas jau buvo prasidėjęs, labai pareigūnai sekdavo. Tai aš geriau, ten buvo žiema tuo metu, tai aš pusantros paros po šortais lakiau, man neįdomu ir laukai, ir man ten jūra iki kelių niekas neįdomu. O pačiam atrodo, kad viskas gerai. Netikėtina. Labą dieną, aš esu Gitanas Jemeljanovas. Esam Pravieniškių antram kalėjime. Taip, Pravieniškių antram kalėjime, sveikatos priežiūros padalinėje. Bet ne dėl sveikatos esate drausmės būry. Taip, drausmės būry esu. Padariau pažeidimus, už kurios gavau drausmės grupę. Buvau antram sektoriui ten labai stipriai sumuštas. Po to atsisakiau eiti kai kurios būris. Buvo prievartaujamas mano turtas. Negalėjau ten tolimesnės bausmės atlikinėti, todėl mane atvežė čia. Ir kaip čia? Seniai jau sėdi? Ja, jau 9 mėnesių maždaug. Vasario 17 dieną čia atvežė. Tai jau beveik 9 mėnesiai. O pačiam kalėjime? Pačiam kalėjime 2 metai. 2 metai. Kitą mėnesį bausmės pabaiga, tai bus 2 metai 8 mėnesiai ir 15 parų. Tokią bausmę gavau. Tai už ką? Sėdėm? Už sukčiavimą. O, čia mačiau, kad iš kalėjimo sukčiavo, taip? Ne, sukčiavau aš ne iš kalėjimo, aš pinigus surinkinėjau, kitoj pusėj tvaros buvau. Iš kalėjimo nesu taip sukčiavęs tokiu būdu. Esu su to daug susidūręs, esu sukčių būriuose sėdėjęs. Bet... Kokiam kalėjime? Marijampolėj. Marijampolėj? Na, tai bene ko daugiausia ten reikalų? Marijampolėj beveik 5 metus prabuvau, nuo 11 iki 15 galo. Tuo metu buvo pikas to sukčiavimo, pati pradžia turbūt. Jo, buvo pikas, bet ne Lietuvoje, Vokietijoje pagrindė, mes Lietuvoje nelabai to užsiminėm. Nu, Vokietijoje rusakalbius, teisingai? Taip, rusakalbius. Nu, tai va, gal gali papasakoti apie, kaip užsidirbot pinigų ir kiek pinigų užsidirbot, nes ten aš žinau, kad ir Vokietijoje, ir Izraelyje labai didžiulės sumas buvo išviliotas. Kosminės. Tiesi, kosminės sumas tikrai. Ir
Nežinau, tai jaunas kvailas buvo, 18 metų tai buvo, užsidirbdavau labai daug. Kai čia Lietuvoje tuo metu dar litai buvo, tik 15 eurų įvedė, jeigu gerai pamenu. Tai į savaitę uždirbdavau po 10-15 tūkstančių eurų plus minus. Bet tai ką, tai jaunas tų pinigų nematau, viskas kažkur ten už tvoros, pas kažką, pas draugą, pas sesę, pas ten brolį ir nesijausdavo tie pinigai, kairė į dešinę, kairė į dešinę. Visi taškino. Ir visi taškiai nieko neturi? Realiai galima pasakyti, ne, sėdžiu labai daug laiko, jau 16 metų bendrai paėmus sėdžiu. Daug, tai skaityk, kiek tau metų? 32. Tai pusę gyvenimo? Gal netgi daugiau. Kaip čia taip pradėjai tą nusikaltėlio karjerą, ar kaip pavadinti? Pradėjau nuo vagysčių, tai kažkaip vaikas buvau, labai patikdavo tie lengvi pinigai. Kažkur realisti kažkokią kišenę, kažką ištraukti, vokt, prisivogiau iki nepilnamečių. O po to nusikaltimai tik sunkėja. Tas kalėjimas tai toks turbūt vieta, kur pasisėmėm daugiau patirties. Kažkas kažką papasakoja, kažkas kažko išmokstu, kažką gal čia pabandysiu, gal tas čia klaidą padarė, aš nepadarysiu, nes ką papasakoja. Bet va, neišeina vis. Vis klaidas. Vis kažkaip klaidas darau, vis va, nusikaltimai ir... Po Marijampolės buvau nusprendęs nebedaryti nusikaltimų, bet išeidamas turėjau vieną bylą. Ten paprašiau draugo, kad sąskaitą duotų. O tam pasirodo, buvo blogų pinigų įkrito, ta sąskaita prasidėjo bylos, davė parodymus, tai išėjau į laisvę, kaip ir nusikaltimų nedariau. Bet va, turėjau bylą, odegą tokį išsinešęs, tai nusiteisiau už tą odegą, vėl atvažiavau atgal. Na ir va taip ir sukasi, tas ratas labai sunku išlisti. Tai, pavyzdžiui, kiek tu kartų esi teistas? 8. Ne tiek daug. Nu, tai paėmus tiek metų, kiek sėdžiu, iš tikrųjų nesu tiek kartų daug teistas. Pažįstu daug daugiau žmonių, kur po 20, po 30 kartų teisti. Tuo labiau, kad su sukčiavimu užsiimdavau. Aš per daug su to neužsiimdavau. Bet tuo metu, kai rusakalbius, ne, Vokietijoje, ten dar kažkur kitur apgaudinėdavo, tai, tu sakai, būdavo kojos prieš tai, ne, bet tenais tai buvo kitaip. Pats kalbėdavai telefonu, ar ką? Ne, siūsdavau kojas. Tai buvo jaunas, labai daug draugų turėjau, siūsdavau kažką, kas surinkinėtų pinigus. O realiai, vis tiek esi paskaičiavęs, kiek tu galėjai tų pinigų gauti? Paskaičiavęs nesu, bet... Bijai skaičiuoti? Nebijočiau pasakyti, kad tikrai ne 5-0 būtų. Tikrai ne 5-0 būtų per visą tą laikotarpį, kiek ten tų pinigų praplaukia, kiek jų yra buvę. Tiesiog mėgdavau žolę parūkyti, dar kažką narkotikus vartoti, tai išeidavau ant narkotikų, reikia rūbų, reikia brangių rūbų, jau paprastų neužtenka, nes kažkaip savo statusą reikia palaikyti, ten tokie būriai buvo. Ką reiškia statusą palaikyti? Kažkokį statusą reikėdavo palaikyti, pas mumis toks būrys buvo, į kurį ne kiekvienas koja galėdavo įžengti, visi plius minus arba pasiturintis, arba kažką tokio veikia, kad įeina į tą sritį pasiturinčių, tai reikėdavo ir gražiai apsirengti, ir į tą parduotuvę tikrai ne už 5 eurus nueit. Tai išeidavo, tie pinigai išeidavo į kairį, į dešinį. Tikrai, nežinau, bijau sumeluoti, bet milijoną tai tikrai turėčiau. Tikrai. Eurų ar litų? Eurų. O kiek kabo, vis tiek bylas paskui buvo, ne? Pagavo? Nepagavo? Ne, kas Vokietijoje buvo, niekas nenusitėsi. Ten buvo tiek metų nusikaltimų daroma ir nei vienas neuždarytas. Tai tu sakai milijonas, tai vien tau, vienam milijonas, nes dar buvo ir kiti. Tuo metu, galiu pasakyti taip, pas mumis būri buvo apie 40 žmonių plus minus. Iš tų 40 žmonių visi kažką veikia. Visi, kas sukčiavo, kas ten tas kojas vadinamas siuntė, kas dar, kas su narkotikais, visi kažką veikia. Nebuvo tokio, kad sėdžiu ir nieko nedarau, tiesiog bausmę atlikinėjau. Tai jeigu per dieną nebūdavo 200 000 eurų, paėmus bendrai visus, tai būdavo labai prasta diena. Tai tu juokauji. Tai būdavo labai prasta diena. Ne, tai o Izraelis iš vis, tai teko turbūt girdėti, Izraelį iš viso ten sumos iš karto po 500 000, po daugiau. Labai rimta, kad su to nesusidūrė, atrodo, blemba sėdi meluoja, negali tai būti, bet tokia realybė.
Bet Izraelio paskui pagavo ten tuos, kurie Izraelį pagavo. Jo, Izraelį pagavo ir tenais bylos labai rimtos prasidėjo. O Vokietijai nieko nepagavo. Vokietija tik tais nebent tas kojas tenais vietoje, jeigu pagaudavo. Ir tai būdavo taip, kad pareigūnai netgi leisdavo daryti nusikaltimus tie vokiečiai. Ta prasme, ne tai, kad leisdavo. Jie norėdavo išeiti ant organizatorių. Atvažiuoja tos vadinamos kojos į šalį tik įvažiuoja, nuo pat sienos iš karto pas jas ant uodegos sėdi vokiečių pareigūnai, kas kažkiek kilometrų ten jie keičiasi, kad nekiltų įtarimų. Taip. Ir leidžia padaryti nusikaltimą, leidžia užeiti, pasiimti pinigus, išeiti, leidžia atgal iš šalies išvažiuoti. Vis norėdavo ant organizatorių išeiti, bet kai 4 ar 5 kartą kerta sieną, supranta, kad šito organizatorių taip ir nebus, tai tada jos paima ir uždaro. Bet tai irgi ten minimaliai gauna. Papasakojo kokią istoriją, kad kažkas siuntinius surinkinėt parašė už ten kelių eurų atlygį. Ir viskas. Ir... Lietuvoje taip nepasisuktų? Tai Lietuva iš viso, pavyzdžiui, aš kaip atvažiavau tą Marijampolę, ten buvo blokavimo sistema įrengta. Ten telefonu buvo naudotis labai sudėtinga, ten kažkur ne ten šone pajudinai, iš karto ryšys nutrūksta, bet tuo metu dar darydavo nusikalstamas veikas Lietuvoje. Gal mėnesis 2-3 atsidarė tą Vokietiją, pradėjom po biškį tą Vokietiją važiuoti, pamatėm, kad ten didesni pinigai, kad ten juos daug lengviau padaryti, ta prasme. Tai visų pirma, kas nutiko, tai sumažėjo kratų. Pradėjo pareigūnai daug mažiau vaikščiot. Taip, sumažėjo kratų. Antras dalykas, išjungė blokatorius. Maždaug pusmečiui praėjus išvis jos išmontavo tas blokatorius, jie dingo. Aš nesuprantu, kodėl tai vyko, aš tai galvoju, kad čia tiesiog kaip šešėlinę ekonomiką kėliam, tas pats, kas turistas atvažiuoja, išleidžia savo pinigus, tai kėliam Lietuvos ekonomiką, nors ir šešėlinę. Aš taip suprantu, aš nežinau kodėl, nes, sakau, kratų nebebuvo, blokatorius panaikino, po to viską ten norvegai, kas ten finansavo, po to vėl užblokavo, padarė ir ten dabar Marijampolė beveik neįmanoma pasiskambinti. Tenais labai užkardė. Bet buvo tokie laikai, buvo. Tai ilgiesi tų laikų, matau, tokių iš pasakojimo, toks tonas, ne? Nesiilgiu laikų. Gailiuosi tik tais, kad taip kvailai į viską žiūrėjau, lengvabūdiškai. Bet jeigu nepagautas, kaip sakoma, tai... Tai aš nesakau, kad aš ten gailiuosi dėl to, kad tai labai dariau. Nesigailiu, kas buvo, tas buvo. Bet gailiuosi, kad taip lengvabūdiškai į visą tai žiūrėjau. Bet iki šiol pilna sukčiaujančių nuteistųjų. Taip. Ir kaip pavyksta įtikinti žmonės, jau visigi žino, šitiek metų vyksta, transliuoja per visur, žodžiu, bet vis tiek atiduoda pinigus. Tai atiduoda, tai nepadeda, tai psichologinis faktorius, tiesiog po skambučio ten toks išgąstis ar kažkas, kad labai greitai ir tas sąskaitas padiktuoja ir tas pinigus atiduoda ir net nesupranta, ką padarė. Tai taip yra, kol žmogui kalbi, sako, kaliniai geriausi psichologai. Niekam ne psichologai, tiesiog, kol tu kalbi, žmogus neturi laiko mąstyti. Ir kuo daugiau tu jam kalbėsi, tuo mažiau šansų, kad jis susivoks, kas vyksta. Tai pats principas yra, kuo daugiau kalbėti kito laiko, kol bendrininkas išneš pinigus ir būtų. O kai jau išnešia, tai tada jau nebėra tikslo ir kalbėti. Tai viskas taip paprastai vyksta. Ja. Labai paprastai vyksta. Bet tai, kad nėra kitokios motivacijos, pavyzdžiui, aš čia buvau, 3 sektoriui, buvau 2 sektoriui, jeigu kažką nori daryti, kažkaip, kad jau į tą legalią rinką integruotis, pavyzdžiui, individualią veiklą sugalvojau atsidaryti. Šiuo metu turiu mokesčių inspekcijai registruotą individualią veiklą, bet man čia jos vykdyti neleidžia. Negaliu turėti tokių priemonių, būdamas drausmės grupėje. Ką tu nori daryti? Rankdarbius darau, aš ten siuvinėju, tai su tekstilė susiję. Visas priemonės pagal taisyklės turėti galiu. Bet va čia viršininkas nusprendė, kad aš negaliu to daryti ir viskas. Ir atsakymus duoda, tu negali to daryti, pateikiu prašymą, kad pagal vidaus tvarkos taisyklės yra galimybė man vykdyti individualią veiklą su viršininko leidimu, todėl prašau man įrengti patalpą, kur aš tai galėčiau daryti. Gaunu atsakymą, tu negali turėti priemonių ir tau neleis.
neleidžia daryti, neleidžia darbo, prašau, į darbą negaliu. Tai gal dėl to, kad vis tiek siuvinėjimas tai yra tie aštrūs daiktai? Adata? Nu, su adata. Tai bet jeigu kažką man reikia, pavyzdžiui, susisiūt, parašau prašymą ir man atneša adatai kamerą, susisiūnu ir gražinu, tai lygiai taip pat galėčiau kažkokį pažeidimą padaryti. Tai yra tam grafikai, yra kažkokios ar patalpos, yra atskiri darbuotojai, užimtumo darbuotojai, prie kurių tai galima būtų daryti. Bet nėra jokios motyvacijos iš administracijos pusės, ta prasme, nesuteikia jokios motyvacijos, kad aš norėčiau kažką daryti. Kažkokio plano integracijai visuomenė irgi nieko nėra. Apskritai pataisos procesas joks neveikia įkalinimo įstaigų.